Šeimos gijimas. Pradėsime vidinę šeimą ir užbaigsim realią šeimą. Aš, Hagija Sofija, pilna meilės, tariu į tave, Amata Sat, mylimą žmogaus vaikį. Aš su rūpestingumu ir meilė apgaubsiu tave savo saugančiomis rankomis ir pasakysiu: nuostabu, kad šiandien esi čia. Nuostabu, kad aš galiu tau šiandien veikti, nes aš esu tam, kad susikurtų šeimos harmonija. Ar žinai, mano mylimas vaike, kad viskas prasideda tavyje, nes tu savyje nešiesi savo vidinę šeimą ir pagal ją, savo vidinę šeimą, sukuriama ir tavo reali šeima. Todėl čia kaip ir visatoje, kaip viduje, taip ir paviršiuje. Todėl šiandien atliksiu su tavimi kelionę į tavo vidinę šeimą. Pradėk šią meilę kvėpuoti ir išsiplėsk. Su kiekvienu įkvėpimu vis labiau plėskis ir leiskis nešamas į giliausias savo širdies gilumas ir jausk, kaip tu tapsi absoliučiai ramus. Jausk savo sielos meilę, kuri yra su tavimi. Ir tuomet savo dėmesingumą nukreipk į savo sakralinę čakrą, nes tavo antroje čakroje gyvena tavo vidinė šeima. Ten yra pati nuostabiausia erdvė. Stebėk šią erdvę, nes ši erdvė yra centras, kuriame susitinka tavo vidinis vyras, tavo vidinė moteris, tavo vidinis vaikas. Stebėk šią erdvę ir žiūrėk, ar yra ten kažkas. Skirk savo laiko ir stebėk, kaip ir ar kažkas pasirodys. Ir kol tu šią erdvę stebėsi, pagalvok, kokią dovaną gali suteikti. Pagalvok apie dovaną vidiniam vyrui, vidiniai moteriai ir vidiniam vaikui. Stebėk erdvę, stebėk spalvas, kaip ji yra sutvarkyta, ir pagalvok, kaip tu gali suteikti džiaugsmo savo vidiniai šeimai. Dažniausiai tai yra labai paprasta. Tuomet pradėk pokalbį su savo vidiniu vyru, stebėk jį, žiūrėk, ką jis apsirengęs, stovi jis, sėdi ar guli, ir tuomet sek savo jausmais ir sakyk tai, ką tavo siela šiuo metu tau pakuždės.
sakyk jiem tuos žodžius, kurie jį paskatins ir palaikys, ir suteik sau šiek tiek laiko. Viskas, ką tu sakai, bus jo gerovei. Visos dovanos, kurias tu jam perduosi, jam patiks. Tuomet atsisuk į savo vidinę moterį, stebėk ją, žiūrėk. Jie stovi, sėdi ar guli, arba ką ji tuo metu veikia. Tuomet galbūt jau žinai, ką jai padovanoti nori. Duok jai savo dovanas ir kalbėk su ja. Sakyk jai tai, kas tavo širdyje. Ką tu nori jai mielai pasakyti. Pasakyk taip pat, kad tu ją myli. Suteik sau dabar šiek tiek laiko. Tu jausi, ko tavo vidiniai moteriai reikia. Tu padarysi viską tiksliai. Gali savimi pasitikėti ir tuo pasitikėti. O dabar atsisuk į savo vidinį vaiką. Pažiūrėk į jį. Stebėk, kokio maždaug amžiaus jis. O tuomet siųsk jam visą savo meilę. Leisk jam jausti, kaip tu jį myli, ir glostyk jo galvą, žvelk į akis. Perduok jam visas savo dovanas. Galbūt jis norės su tavimi žaisti, tai žaisk su juo ir džiūgauk. Viską, ką tu darai, darai tiksliai. Ir viskas, ką tu darai, yra gerai. Tu jauti, kai žiūri jam į akis, jis tau šypsosi. Tuomet tu žinai, kad jis lygiai taip pat tave myli, kaip tu myli jį. Tada pažvelk į savo vidinę šeimą ir pasakyk jai: aš tave labai myliu. Ir tada pažvelk į savo realią šeimą ir nunešk jai visą savo meilę, kuri dabar susikūrė, kurią nešiesi savyje. Siųsk didžiausią meilę į savo
realią šeimą. Savo tėvui, savo motinai, savo broliams ir seserims. Leisk, kad tavo reali šeima pajustų tavo meilę. Tai balansas, kuris yra kaip viduje, taip ir išorėje. Taip tu vienu metu savo vidinę šeimą ir savo realią šeimą aprūpinsi meilę. Ir jei tau vėl norėsis aplankyti vėl savo vidinę šeimą ir nepamiršk, kai jausi, kad reikia, nunešk dovanų ir pagalvok, kas tavo realiai šeimai būtų tuo metu reikalinga. Ir suteik jai taip pat mažų dovanų, kurios pamalonins ir kiekvieną pradžiugins. Hagija Sofija suveikė dėl tavęs su džiaugsmu, o aš matau, kaip tavo vidinė šeima šypsosi tau. Tu viską atlikai tiksliai ir viskas yra gerai. O aš siunčiu tau atsisveikinimo žodžius